Sveiki visi. Ir aiškiai priežastis, kodėl diodo tiltelis neatlaikė. Kaip matom, temperatūra nutaikyta į termometras, nutaikytas į diodo tiltelį. Pabėgo dabar. Bet tiltelis jau 70 laipsnių. Išeina pataikytis. Priklausomai kur lazeris žiūri, tai žodžiu, tiltelis jau apie 70 ar 80 laipsnių, o tranzistoriai toj, kur temperatūrinis stovi, va, čia baltas 30. Tai neteisingas, kaip pasakyti, aušinimo diapazonas. Aušina tik tada, kai kaista tranzistorius. Tiltelis, galima sakyti, perkaista, tranzistorius kol pašyla ir tada tik tai įsijungia ventiliatorius. Tai reikėtų ką perdaryti šitam kontroleriui, tai dar vieną temperatūrinį pastatyti būtent ant diodo tiltelio, kad paimti jo temperatūrą ir pradėti aušinimą jau anksčiau. Tai tiek. Krovimą rodo, veikia, bet reikalauja patobulinimo. Iki.